Sveiki visi, su jumis Urdovka ir darau savo dar vieną video. Ir taip, susitinkam realiai po kiek čia laiko, net nebežinau jau. Tai šiandien noriu jums parodyti savo tokį Winter Beaterį. Čia toks epizodas. Parodysiu, kaip jis atrodo, kubatūra ir panašiai. Čia kad geriau matytųsi. Apa. Nu tai ką, kaip matot, keturatis. Tai šitą video norėjau jums parodyti jau realiai šito kanalo pradžioj. Tiesiog neradau tinkamų laiko, bet dabar šiek tiek laiko turiu. Tai yra dabar 2 dienos, tai atradau laiko, kaip jums parodyti savo šitą žvėriuką. Tai čia yra Kem 9 kubų, 2 taktis. Tiesiog nėra kažko labai wow, bet pradžiai, kai dar net nebuvau nusipirkęs šito keturačio, tai galvojau, kad Kem 9 kubų keturačiai yra šūdai ir panašiai. Bet iš tikrųjų važiuoja gerai, nei karto nebuvo gedis, aš nenoriu prisikalbėti, bet tai jo. Jį jau turiu kažkur apie 7 mėnesius, kažkas tokia. Tai jau galiu pilnai papasakot, kas man patinka ir ko norėčiau, kad jame būtų. Tai dabar ir papasakosiu. Tai šitas keturatis yra skirtas nuo 7 metų iki 10. Tai man, tai jo. Esu atvažinėjęs visą vasarą pilnai. Sezono atidarimas nebuvo toks geras, kaip galvojau. Gaila, nefilmavau, bet vasaros sezono atidarimas buvo nesėkmingas. Su keturačiu biškį užsilupau. Skridau per priekį. Ir panašiai kaip va čia, va matot. Panašiai toj pačioj žaliai, va toj pačioj vietoj ir perskridau. Tai, jo, sakyčiau, šitą rubrikos man patinka, norėčiau padaryti ir mašinų rubrikas, kaip apžvelginėja ir panašiai, tai like ir bus. Tai, ką čia dar pasakius, tai jo greitis Kem 5 km per valandą. Šiaip tai turėtų būti 30, bet šito kažkaip geras komplektacijas pasiėmiau, tai Kem 5 važiuoja. Ir ką čia dar papasakoju. Biškį jau išaugau, jie sakyčiau, gal reikia galingesnę, bet sakau, šitą žiemą dar norėčiau pasidžiaugti šituo savo žvėriuku. Tai dabar jums biškį jį parodysiu ir iš arčiau. Tai, kaip sakiau, čia yra Kem 9 kubų keturatis. Mano Winter Beaterį, sakyčiau, dar turiu kitą Winter Beaterį, bet jį reikia sutvarkyti. Aišku, jeigu norite ir apie kitą beateriuką mano video, kad padaryčiau apžvalgą, tai irgi spauskit like. Tai, ką čia dar daugiau papasakosiu. Yra tokie sumesti, man patinkantis spalva, tokie su lipdukais toks. Čia nelipdukai, tokia plasmasė turi urvasaugius, sumestis sparnai sumesti. Tada dar, čia daugiau pasakosiu. Jokių sankubų čia nėra, kaip žinot, ant Kem 9 kubų keturačių. Tai stabdis ir gazas tiesiog eina. Šiaip norėjau tokį dalyką pasidaryti. Žinot, kad Kem 9 kubų keturačiai yra su zavadilka. Tai aš norėjau pasidaryti, kad užsikur paprastai. Teta irgi norėjo padaryti, bet
galvojau, kad nereikia, taip irgi gerai, vis tiek šitą žiemą, man atrodo, atsivažinėsiu ir gali būti, kad aš parduosiu. Net nežinau, iš tikrųjų planuoju galingesnį pirkti. Tai, jo. Tada, kaip sakiau, ten vasaros sezono atidarimas buvo nesėkmingas, skridau su per keturatį per priekį. Tai buvo išėję pusašis visas, guolis iškrytas ir varžtas įsimovęs. Tai viskas sutvarkėm ir tą dieną vėl galėjau važinėti. Tai skridimas buvo neblogas tada, jo. Tai, ką čia dar papasakosiu, yra toksai, jeigu matau tokią apsaugą, tai aš ant jos vienkės darydavau, koją užsikeldavau, va tai va, koją užsikeldavau ir va tai va, ir šaudavau vienkę. Tai vieną kartą neprisiskridžiau su tom vienkėm. Kai lupausi, tai ten čiut nenuskridau nuo keturačio, viską vairą sugaudžiu. Bet tikrai galios turi. Ir jo, ratai čia sumesti vasariniai, sakyčiau, gal reikėtų į žemynus persišaukti. Gerai, kad čia jie yra čipuoti, tai žiauriai gerai sutiks ir žiemai su jais. Nu tai jo. Tai žiemą laukit video, tikrai bus. Dabar tiesiog reikia bendrojam ir viskas toliau. Kaip ir jiem nieko nebereikia ir tada galėsiu jau atidaryti žiemos sezoną. Tai šiandien dabar yra toks sniegutis, realiai norėjau pasivažinėti, bet benzino nėra, tai būsiu nufilmavęs realiai video, kai važinėjau su juo. Tai tikrai bus, jeigu paspausit laiką ir subscribe. Tai jo, ką čia dar papasakosiu apie vietos, kaip ir užtenka. Kaip man, kaip ir užtenka realiai. Bet norėtis, kad būtų didesnis jo. Ir nieko čia ir apie jį minusų nėra. Iš vis man tai patinka, kaip važiuoja. Ir, nu, nebent dar gal trūksta biškį galios, norėčiau atsinaujinti, pirktis 110 kubų, keturatį norėčiau, arba 125 dar įdomiau būtų, bet dabar kaip apie 110 svarstau pirkti, nes 125 dabar pabrangiai yra, tai nieko čia labai apie jį daug ir nepasakysiu. Minusų nelabai yra. Pliusai tame, kad, sakau, nustebino mane jo važiavimo gale. Galvojau, kad jisai maksas jo 25, bet pasirodo kem 5 važiuoja. Tai galvojau, kad pradžiai stumiau ant tų kem 9 kubų keturačių, sakau, nepirksiu ir panašiai. Važiuoja kaip lėtapėdžiai, bet iš tikrųjų tai ne, geras keturatis. Tada dar įmestas išmetimas, ar kaip šis vadinas, net užmiršau, toks geras išmetimas. Bet gaila nešaudo. Bet jeigu šaudytų, to pačiu ir labai užsineštų tuos išmetimus. Tai viskas tvarkingas, keturatis, turi lempas, pusašius, dabar yra naujas įmestas, vapšiai ten, kur balūžė. Tai čia dar papasakočiau, norėčiau iš tikrųjų pravažiuoti, jums norėjau parodyti, bet sakau, benzo nėra, tai žiemą tikrai videkų tikrai bus ne vienas ir ne du, kaip su juo lakstau, tai ką čia dar apie jį ir papasakoju, dabar gal jį parodysiu iš pačio priekio ir iš pačio galo.
Tai va taip jis iš priekio atrodo taip piktai. Tai jam tokias lempės mestas, bet jos nešviečia. Tai ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit paspausti like. Tai ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit paspausti like, subscribe ir susimatysim kitam mano video. Bye.